Labą visiems. Tokį gan stipriai apsiniaukusį rytą. Tamsokai, net mano technika pasufleruoja, sako, kad tamsoka, sako, kažką daryk. Taigi, matot, kaip ne tik fotografavimui, bet ir filmavimui gali trūkti šviesos, o tai yra labai svarbu. Ir tai atsiliepia paskui į mūsų nuotraukas, į mūsų video ir kokybei. Tai štai, mėlyje, šį rytą pakalbėkime apie diafragmą. Ir tai girdėtas terminas, tai girdėta funkcija arba nustatymas fotografijoje. Ir vienas iš svarbiausių nustatymų fotografijoje, kuri turi du prioritetus, kurių pagalba mes galim padaryti nuotraukos kokybę geresnę, detalesnę. Ir efektinis būdas, kurio pagalba mes galim padaryti nuotrauką, kurioje fonas išsiliejęs arba ryškus. Tai yra puikus, geras, įdomus efektas, kuriuo naudojasi visi, kas žino, kas supranta. Taigi būtina išnaudoti ir reguliuoti diafragmą. O šį rytą pakalbėkime apie tai, kaip tai darosi, kas ta diafragma, su kuo jinai valgoma. Ir manau bus naudinga, todėl žiūrėk iki galo. Tikrai šitą informaciją tau padės, nors jinai skamba jau ne pirmą kartą, bet prisijungia vis naujų ir naujų žiūrovų ir pastebėjau, kad tas klausimas, jisai rūpi, tą klausimą klausia ir suprantu, kad reguliuoti diafragmą ne visi supranta, kodėl ją reikėtų reguliuoti. Bet prieš tai, mėlyje, už tai paspaudžiam iš karto riebų pirštuką į viršų, laiką, paspaudžiam prenumeruoti, būtinai paspauskit skambutį, kad nepraleiskit kitų video. Tai yra, manau, svarbu. Ta informacija, jinai mus moko. Ir kuo daugiau sužinai, tuo tau tik tai geriau. Toliau pakomentuok būtinai, nors po 3-4 žodelius. YouTube'ui tai yra labai svarbu, o ir mano kanalas tada keliasi aukščiau, daugiau žmonių pamato, daugiau prisijungia. Va, tada man didesnė motyvacija kažką jums pakalbėti, kažką jums papasakoti apie fotografiją. Ir užduok naujų temų, klausimų naujų. Tikrai tų klausimų iškyla, aš net nebijoju, tik vieni bijo paklaust, o kiti klausia drąsiai. Todėl būk drąsus, klausk, jeigu tau svarbu, jeigu tau patinka. Taip lengviau mokytis, taip geriau mokytis ir greičiau išmokti galim. Taigi apie diafragmą pakalbėkim. Tai kas ta diafragma, su kuo ją valgom, kur jinai yra ir dėl ko ją reikėtų reguliuoti. Kai aš paprastai mokinių paklausiu, pas mane tai antra tema būna mano kursuose, tai sakau, gal žinai, gal girdėjai, kas ta diafragma, kur jinai yra. Tai būna kaip kurie, odai kanda, kaip kurie sako, čia jinai diafragma. Nu taip, yra ir čia diafragma, jeigu taip žiūrėt. Bet sakau, mes kalbam apie fotografiją, mes fotografijos tema kalbam, todėl yra svarbu žinoti bent jau pradžiai, kur jinai yra. Taigi pati diafragma yra objektyvi. Jinai susideda iš tokių lapelių, kuriuos valdo elektronika ir jie susitraukia, įsiplečia. Žinot, kažkas panašaus, kaip sako, žmogaus vyzdys, ar ne? Jisai įsiplečia arba susitraukia, įsiplečia arba susitraukia. Taigi objektyvas ir žmogaus akis tai yra, atrodytų vienas ir tas pats. Susitraukia, įsiplečia, atrodytų, kam reikia to įsiplėtimo arba susitraukimo, tai yra kam reikia atidarimo arba uždarimo. Štai diafragma, jinai turi du tokius prioritetus, kurie yra labai svarbus fotografijoje. Be diafragmos mes ko gero negautume tam tikrų efektų, negautume tinkamos ekspozicijos. Kas ta ekspozicija dabar, nesakysi? Ekspozicija fotografijoje skamba labai paprastai arba ūkiškai tariant, yra keičiama šviesa arba tamsa. Praleidžiama šviesa arba tamsa. Dar kitaip tariant, kada nuotrauką mes galim padaryti tamsesnę arba šviesesnę. Štai ką reiktų nepamiršti, kad jei norim padaryti diafragmos pagalba nuotrauką tamsesnę arba šviesesnę, tai veikia tik tai, kada mes fotografuojam M programiniu režimu. Kada fotoaparate nustatyta M programinis režimas. Tai reiškia, kad mes reguliuojam diafragmą, išlaikymą ir jautrumą rankiniu būdu. Ir štai
kurį iš tų nustatymų mes reguliuosim, tai yra atidarysim ar uždarysim, pagreitinsim arba palėtinsim išlaikymą, jautrumą padidinsim arba sumažinsim, nuo to mūsų ekspozicija ir keisis, tai yra tamsės nuotrauka arba šviesės. Bet jeigu mes fotografuojam pusiau automatiniais režimais, tokiais kaip A, Canon gamintojo AV, toliau S, Canon gamintojo TV ir kitais automatiniais arba pusiau automatiniais režimais, o šiuo atveju tik tai prie A arba AV Canon gamintojų mes galim keisti diafragmą, tai ekspozicija nesikeičia. Turiminį, mes nepatamsinsim su diafragma arba diafragmos pagalba mes ekspozicijos nepakeisim. Tai yra nuotraukos nepatamsinsim. Kodėl tai neis padaryti? Todėl, kad kiti nustatymai kompensuoja. Kai mes tik tai uždarom diafragmą, aparatui atrodo, kad per tamsu, tai jisai keičia kitus nustatymus, tokius kaip išlaikymą ir jautrumą. Jis kompensuoja ir nuotrauką mes gaunam geros ekspozicijos arba geros kokybės, galima tai pavadinti. Žodžiu, ne per tamsę, ne per šviesę. Tai štai pirmas būdas, ką daro diafragmos, ką mes galim padaryti diafragmos pagalba, tai keisti ekspoziciją, bet tik tai prie M fotografijos režimo. Taigi antras būdas tai yra efektinis. Kai mes uždarydami diafragmą išplečiam, toks yra terminas, ryškumo gylį. Padarom taip, fotografuodami portretą, kad fonas būtų ryškus. Atsiminkit, jeigu uždarom diafragmą, fonas pradeda ryškėti. Bet kai tik mes jį atidarome, fonas pradeda lietis. Štai šiuo efektu labai dažnai naudojasi fotografai ir pradedantieji, kurie pamato, kaip tai veikia ir tada jie supranta, kad šiuo efektu mes galime naudotis ir tai yra nuostabu iš tikrųjų. Per savo pamokas, ypač tema diafragma, man labai patinka, kaip parodau ir mokiniai supranta, kad turi netinkamą objektyvą. Kad su jų objektyvu labai sudėtinga tai padaryti, kad fonas gražiai išsilietų. Kodėl tai sudėtinga padaryti? Todėl, kad jie neturi tokios galimybės. Tai yra, jų objektyvas neturi galimybės atidaryti arba atverti diafragmą daugiau. Dabar kaip tai veikia, aš jums vėlgi noriu tokį pavyzdį parodyti. Manau, daug kas matė, daug kas pastebėjo, o ypač tie, kas nešioja akinukus arba, kai sako, trumparegiai, tai tie tikrai žino, jiem ir aiškyti nereikia. Tai štai, kai jie pamiršta akinukus, nuėję į kokią parduotuvę, žiūri į vitriną, jie prisimerkia taip stipriai, kad ką jie daro? Jie uždaro diafragmą. Uždarydami diafragmą, jie ryškumo gylį padidina. Jie tada į tolį mato geriau. Suprantat, kaip tai vyksta? O kai atmerkta, tai jie mato va čia ryškiai prieš save, o kas yra toliau, viskas susilieja. Tai štai, mėlyje, taip veikia ir diafragma. Ir kai tu supranti, ką su ją galima padaryti ir kaip ją panaudoti fotografuojant portretus, tu tada naudojasi štai šiuo efektu ir gali labai turėti gražių nuotraukų. O štai šis efektas, jisai visą laiką mylimas, ypač tų, kurie mėgsta fotografuoti žmonės. Kurie mėgsta fotografuoti ir paukščius. Kažką kito, kai fonas susiliejęs. Kiek užkliūt galima. Taigi, diafragmą reikia reguliuoti. Diafragmą reikia naudotis, nes tai priduoda jūsų nuotraukai daug visokių įdomių efektų fotografuojant portretus. Diafragmos pagalba mes turim štai šios efektus, kuriais tikrai verta pasinaudoti. Todėl aš trumpai šiandieną, bet aš manau aiškiai, suprantamai, dėl ko reikalinga diafragma. Taigi mokiniai supratę, kad jų objektyvai netinka, jie pradeda ieškoti geresnio objektyvo, tai yra šviesesnio. Taigi trumpai, jeigu tu pasižiūrėsi ant savo objektyvo ir ant jo parašyta diafragmos skaičiai, tokie kaip 3,
.5.56, tai tau aišku, kur kas sudėtingiau bus padaryti tą efektą, išgauti tą efektą. Todėl paprastai reikia, kad ant objektyvo būtų parašyta 2,8 minimum. O dar geriau, jeigu būtų 1,4, tiksliau taškas turėtų būti. Bent jau 1,8. Tokie objektyvukai yra fiksuoto židinio ir yra nebrangus. Ir jie tikrai verti dėmesio, kad juos turėt ir gauti štai šitus efektus. Tai štai, mėlyje, trumpai, manau, aišku, manau, kad jums tai padės ir būtinai tai naudokitės. O kas nori dar daugiau, dar smulkiau sužinoti, kam, kaip, kada naudojami kiti efektai, kiti nustatymai, kad jūsų nuotrauką pagerintų, pas mane galima mokytis 2 būdais. Pirmas, tai yra savarankiškai, kai jūs įsigijate net 10 temų video formate ir mokotės patys kelionėje, namuose, nesvarbu, kur esat, kada nori, kur nori, kiek nori, laiko neribojimas. Ir jūs taip galit išmokti patys, svarbiausia turėti fotoaparatą ir žiūrint, daryti, kas yra sakoma, ir jums pasidarys aišku ir jūs fotografuosite tai, kas jums yra įdomu, svarbu ir kokybiška. Antras būdas yra individualūs kursai, tik kai mes mokomės kartu, tik tai tu ir aš, visas dėmesys skirtas tau, visi mano profesionalūs patarimai skirti tau vienam, mes taip mokomės, kad išmokti ir pakilti į visai kitą lygį. Visi klausimai tau atsakomi, kokie tu tik tai nori. Bendraujam ir ne tik per pačias pamokas, pačius susitikimus, bet bendraujama būna ir kitom dienom. Jeigu iškyla klausimas, visą laiką stengiuosi atsakyti ir kuo greičiau, kad tik tai turėtum naudos, kad tik tai galėtum mokytis, išmokti, bandyti, daryti, kol bus viskas aišku. Tai štai šitie 2 būdai tikrai padeda suprasti visas šitas subtilybės ir padaryti labai geras, kokybiškas nuotraukas. Pabaigai, kaip visada, laikas, jeigu patiko, būtinai prenumeruot, būtinai paspaus skambutį, kad nepraleiskite tų veidų, būtinai pakomentuokit po 3, 4, 5 ir daugiau žodžių, tai man labai padeda, aš jums, o jūs man, ir užduokit naujų temų, taip mes galėsim žygiuoti į priekį kartu, mokytis kartu, tai manau didžiulė nauda yra tiek jums, tiek man, ir labai smagu ir įdomu. Gerai, mėlyjeji, iki tada sekančio karto, iki sekančio video ir iki pasimatymo. Sveiki. Apie mokytoją Vladą galiu palikti tik tais geriausius atsiliepimus, kaip apie savo fotografijos mokytoją, taip pat kaip apie žmogų kupiną įdomių idėjų ir turintį malonų bendravimą. Pačios fotografijos pamokos buvo labai efektyvios, aiškiai ir suprantamai dėstomos. Jeigu kažko nesupratai, tikrai gali paklausti 1, 2 ar net 3 kartus. Netgi būdavo galimybė pasirašyti po pamokų. Labai patiko tas faktas, kad pasibaigus kursui tu kaip mokinys nesi pamirštas ir pats mokytojas pasiteirauja, kaip tau sekasi. Tai tikrai rekomenduoju šios kursus, bus smagus laikas, efektyvūs mokymai ir tikrai manau, kad gausit dozę motyvacijos mokytis.